Odontologija yra siaura, tačiau šiuolaikinė ir labai įdomi sritis medicinos, kadangi labai daug naujovių ir labai daug ypatingų gydymo metodų mes jau turime šiai dienai. O plačiau pakalbėsime apie tai, ką daryti, jeigu mes netekome danties ir kokius šiuolaikinius gydymo būdus turime. Taip, deja, dantų netekimas yra problema ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Ir iš tiesų, kas yra apmaudu, kad deja dantis netenkame nuolatinius dantis net vaikų amžiuje. Ir nors šiuolaikinis ir vienas geriausių sprendimų, kaip atstatyti prarastus dantis, yra dantų implantais, tačiau vaikams mes to padaryti negalime, nes jų žandikauliai auga. Ir tokiais atvejais mes turime pasižiūrėti kūrybiškai, atsižvelgti ir senuosius metodus, tradicinius, ir naujoves, ir padaryti kuo geresnės galimybės atstatyti tos prarastus dantis. Ir vaikams jų atstatymas neretai labai skiriasi nuo suaugusiųjų. Tai dažniausiai netenkame dantų iš tiesų dėl karieso. Ir kaip ir bebūtų apmaudu, Lietuvoje vis dėlto mes turime aukšto ėduonies lygį. Ir kai jisai pažeidžia dantis, o dažniausiai pažeidžia nuolatinius dantis, ir taip atsitinka vaikams tada, kai jie pradeda dygti, viena iš priežasčių yra ta, kad jiems dygstant jie truputėlį pasislepia už pieninių dantų. Ir tada labai svarbu žinoti, kad valant tokius dantis reikia atitraukti žandą dažniausiai tėveliams ir tada užeiti su dantų šepetuku už prieninių dantų ir įsivalyti kokybiškai nuolatinius dantis. Taip neatsitikus, pirmieji krūminiai dantis turi ypatingą svarbą, nes jie funkciškai yra labai svarbus ir jie turi labai daug kalnelių, įlankėlių, vagelių, ir jeigu mes jų neišvalome, ten kaupiasi mikroorganizmai, formuojasi ėduonis, atsiranda pažeidimas, jeigu laiku nepastebime, deja tas pažeidimas eina gilyn ir tuomet susiformuoja gili ėduonės ertmė ir neretai nebegalime net danties išgelbėti. Gal reikėtų atskirti, ar tai yra vaikas, ar tai suaugęs žmogus. Vaikas yra labai plastiškas, jeigu mes jam nieko nedarysime, neretai tie dantis dar labiau stumdysis, kraipysis, judės vienas link kito ir kažkaip tai ta ertmė, ypač jeigu tas netekimas yra ankstyvas, užsipildys. Jeigu yra suaugęs, dažnai irgi atsitinka tas pats, kad kai netenkame danties, jo funkciją bando kompensuoti kiti dantis, bet neretai tai sukelia daugiau problemų ir sunkumų paskui atstatant, nes praėjus ilgesniam laikui nebeužtenka tik tais atkurti prarastą danties vietą, bet reikia sutvarkyti tai, kas buvo prarasta kartu su tuo, tai vadinasi pamigravę dantis, reikia atstumti juos atgal. Jeigu gretimas priešingas dantis, antagonistas nusileidžia žemyn arba pakyla į viršų, tuomet reikia jį irgi grąžinti atgal ir tik tais tada mes galime jau atkurti tą prarastą dantį, kurį netekome. Tai mūsų kaip gydytojų visą laiką noras yra, jeigu jau atsitinka taip, kad netenkate danties, nelaukti ilgai, nes su kiekvienu laukimu mes prarandame ne tik danties poziciją, bet ir aplinkinius audinius, kaulą, dantenas, ir tuomet visas atstatymas užtrunka, nes reikia atkurti ne tik patį vainiką, bet ir prarastus kartu atraminius audinius. Ir tai tikrai būna pakankamai sudėtinga. Tai jeigu mes turime vaikus, jiems auga žandikaulis ir mes negalime įdėti dantų implantų, nes kitaip sustabdysime jų augimą, turime keletą variantų, ką galime padaryti. Žinoma, reikia ir kitų specialistų, pavyzdžiui, gydytojo ortodonto, kuris mums patars, ar mes galime pritraukti gretimus dantis, kurie užimtų prarasto danties vietą. Ar mes galime atkurti ir kitais būdais. Pavyzdžiui, labai retai gal girdima, bet vis daugiau šnekama apie autotransplantaciją. Tai yra tokia procedūra, kai mes to paties vaiko dantį iš vienos pusės vietos galime perkelti kitą.
Taip darome tuomet, kai pavyzdžiui vaikas netenka priekinio danties ir nesugebame jo išgelbėti, tai kad vaikas nebūtų be danties toje srityje, mes galime pasinaudoti kapliu iš priešingos pusės, dažniausiai viršutinėme žandikaulyje arba apatinio žandikolio priešingos pusės dantuką ir jį perkelti į priekinių dantų sritį. Jam prigijus, sėkmė yra tikrai didelė, bet būtina labai gera burnos higiena. Jeigu jos neužtikrinsim, tada bet kokia chirurginė intervencija dėja nėra gera. Tai jeigu užtikrinam gerą burnos higieną, sėkmės procentas yra toks pats kaip implantacijos ir netgi didesnis, nes autotransplantacijos atveju jau turime, kur galime sekti ir 40 metų, ir 50 metų, ir tai atliekama vaikams ir jie sugeba tie dantis funkcionuoti visą gyvenimą. Tai vienas iš variantų, kai kapliukus galime perkelti į priekinių dantų sritį, o kitas variantas, kai netenkame pirmo krūminio danties, tuomet galime protinį dantį perkelti į krūminio pirmo danties vietą. Ir tuomet prigijus jis funkcionuoja visiškai taip pat kaip jūsų iki tol buvę dantukai. Tai reikia prisiminti, kad jos reikia lygiai taip pat prisižiūrėti, lygiai taip pat valyti, dėl to, kad ir kariesas gali ten atsirasti, ir gali kanalus gydyti, taip kaip ir įprastai gydyti, bet kokį jūsų dantį. Kadangi mes renkamės dažniausiai, jeigu žiūrime į kaplio perkelimą į priekinio danties sritį, taip yra teisinga, kad toje vietoje mes atimame danties užuomazgą, bet ta danties užuomazga gali būti kompensuojama ortodontiniu gydymu, nes po šios procedūros visą laiką reikalingas ortodontinis gydymas. Tiek pačią autotransplantuoto danties padėtį šiek tiek pakeisti, kad jinai nusileistų ir atitiktų kontūrą priekinio danties, tiek, sakykime, tos priešingos danties, kur mes netekome, dabar perkeliame tą dantį donorinėje vietoje, tai irgi turime tada sustumti dantukus ir subalansuoti tą visą sukandimą. Bet tai atliekame, taip pat reikia suprasti, ne šiaip savo. Ir iš tikrųjų priekinę sritį išsilaikyti mums yra daug svarbiau. Nes jeigu to nepadarome, kai auga vaikas, mūsų visi dantukai juda į priekį ir leidžiasi žemyn, o ta vieta lieka vis aukščiau, kaulas funkcijos negaunas, dar labiau rezorbuojasi ir tada turime labai didelius kaulinius defektus. Ir juos atstatyti jau reikia neretai ir kaulo bloko operacijos, kai imame natūralų kaulo gabaliuką iš apatinio žandikolio, pavyzdžiui, šakos ir perkeliame į priekį. Ir su estetika reikia padirbėti ir neretai reikia net kokių 2 operacijų tam, kad galėtume atkurti tuos audinius ir suformuoti estetinį vaizdą. Tai vaikams neretai iš tikrųjų perkelimo tą procedūrą kaplio į priekinę sritį duoda daug daugiau naudos, nes ortodontai pas mus yra puikūs specialistai ir tą, sakykime, kontaktus ir okliuziją ir sukandimą gali labai gražiai sužiūrėti tiesiog eigoje. Tai viena gal iš tokių pagrindinių alternatyvų ir šiuo laiku sakoma viena pažangiausių, tai yra dantų implantacija. Tai tuomet, kai mes dantų implantų, tai yra toksai titaninis kaip šaknies atmaina, įsregiame į kaulą ir jis tampa pagrindu suformuoti baltą gražų cirkoninį dantuką. Arba imamės kitos alternatyvos, kai šlifuojame gretimus dantukus ir galime pasidaryti tiltinį protezą. Ir vienas ir kitas variantas yra tikrai sėkmingi, turi savų pliusų, turi savų minusų. Minusai, sakykime, tiltinio protezo yra tai, kad jeigu gretimi dantis yra sveiki, mes turime juos pažeisti ir turime juos nušlifuoti. Bet, sakykime, jeigu tenais ar taip reikia vainikėlio, tada galime svarstyti ir diskutuoti su pacientu, koks vis dėlto gydymo planas ir gydymo taktika jam būtų geriausia. Būna daugiau problemų, kai netenkame galinių dantų ir nebegalime atlikti fiksuojančio protezo, sakykime, ant dantų kaip tiltelis, ar ne? Ir tuomet dėja turime atsigręžti tik tais į išimamus protezus, arba plokštelę, arba lankotraminį protezą. Ir dėja, jie ir funkciškai, ir patogumu, ir estetika tikrai labai stipriai nusileidžia dantų implantams. Ir tokiu atveju tikrai, jeigu žmogus gali ir daug geriau pasidaryti dantų implantus, nes ta gyvenimo kokybė ženkliai pagerėja. Pagrindinės naujovės, kur mes susidarėme su šiuolaikinėmis technologijomis, yra dantų implantacijos srityje. Ir dėja, mes žinome, kad
kas antra dantų implantacija reikalauja vienokio ar kitokio kaulo priauginimo procedūros. Džiugu, kad naudojantis šiuolaikinėmis technologijomis neretai galima padaryti dantų implantaciją ir kaulo priauginimą to paties vizito metu, nes neretai būdavo anksčiau taip, kad reikėdavo kaulo priauginimą daryti pirmuoju etapu ir paskui implantuoti antruoju etapu. Kas yra svarbu paminėti, kad vis dėlto ar bus galima atlikti dantų implantaciją ir kaulo priauginimą vienu metu, labai priklauso nuo paciento likusio kaulo. Jeigu jūs danties netekote, pavyzdžiui, 10 metų ir daugiau, tikėtina, kad vis dėlto reikės 2 procedūrų, kurios metu mes pradžioje atkursime kaulo, o paskui atkursime dantį, tai yra dantų implantacija. Tačiau būna neretai taip, kad pacientas neteka danties iki 5 metų, tai įvyko jau, sakykime, suplonėjimas kaulo, horizontali ta kaulo rezorbcija, bet mes dar nesame netekę vertikaliai kaulo. Ir tas yra labai svarbu, nes tai reiškia, kad neretai mes galime dantį implantuoti ir kartu mes galime statyti prarastą kaulą to paties vizito metu, kas sumažina ir operacijų kiekį ir palengvina pacientui tą visą gydymo procedūrą. Tai kalbant toliau, kas yra svarbu, kad tos kaulo priaugimo procedūros yra labai skirtingos ir yra tokios pasaulio tendencijos žiūrint kaip 2 įdomios šakos, kurios dabar išsiskiria. Viena, sakyčiau, tokia naturalistinė ir viską stengiamės imti vis dar iš žmogaus ir tai yra auksinis standartas. Bet norint imti žmogaus, mes auksinių standartų laikome būtent tą kaulo bloką, kai turime perimti gabaliuką iš jūsų, sakykime, donorinės vietos žandikaulio ir perdėti ten, kur mums trūksta. Bet tai nėra labai paprasta procedūra ir neretai pacientai tikrai, sakykime, sunkiau gyja po jos. Yra paprastesnių būdų, kaip tai atkurti ir visokių šiuolaikinių technologijų. Tai viena iš tokių įdomių sričių yra tai, kad labai daug tyrimų padaroma, kad galima iš danties jį sumalti ir padaryti kaulinį pakaitalą. Aišku, tai nėra tokia paprasta kaulo maltuvė kaip kavamalė ir tiesiog pabirenti miltelius. Ten yra specialus irgi aparatas, kuris ne tik kad sumala, bet ir paveikia jį cheminėmis medžiagomis ir tas mūsų dantukas pavirsta tokį kaulą, kuris jau yra toksai kaip kremzlinis, toks klijingas. Ir mes jį galime adaptuoti toje vietoje, kur praradome jau dantį ir implantuoti kartu. Ką rodo tyrimai, kad iš tikrųjų savas audinys yra labai gerai priimamas ir rezultatai labai geri. Tačiau irgi yra savų šiek tiek minusų, ne visus dantis galime tai panaudoti. Tie dantis, kurios dažniausiai naudojama, yra arba protiniai dantis, arba dantis, kurie nėra labai sugriežti, plombuoti, kanalai gydyti, nes kitaip irgi sutrinka, sakykime, priauginimas ir nebus tokie geri rezultatai. Ir kitas momentas, kad netgi naudojant šį nuosavą audinį, neretai gydytojai gali tekti paimti papildomų kaulinių pakaitalų. Vienas dalykas dėl tūrio atkūrimo, kad būtų graži forma, nes gali būti jo tiesiog per mažai. Kitas dalykas, tas nuosavas audinys mėgsta gan greitai rezorbuotis, pasikeisti nuosavu, o mums kartais reikia kontūruoti ir išlaikyti tai ilgą laiką. Tai tada pasiimam pagalbos iš gyvūninės, pavyzdžiui, kilmės kaulo pakaitalų arba sintetinių kaulo pakaitalų ir pasidarome to tokį kaip pagalbinį tiltelį, kad tą kaulą mūsų pridengtų. Tai gal tokias įdomi sritis, kuri dabar, sakykime, yra šiuolaikiška. Dar kas yra labai įdomu, kad iš tikrųjų rekomenduojama išsaugoti ir pieninius vaikų dantis, nes lygiai taip pat, jeigu jie buvo sveiki ir tiesiog natūralia kaita jie netenkami, mes lygiai taip pat juos galime panaudoti. Bet svarbu žinoti, kad negalima panaudoti tų dantukų sesiai, broliai, mamai, tėčiui, nes gali būti svetimkūnio reakcija ir išprovokuoti uždegimą ir, sakykime, atmetimą, o nuosavas dantis savo tikrai gali būti panaudojamas, net jeigu pacientas paskui bus 70-80 metų amžiaus. Kalbant apie kitą, sakykime, kryptį, kur pasaulis eina, tai yra personalizuota, individualizuota medicina. Ir jos principas yra tas, kad mes stengiamės atkurti audinius būtent pagal žmogaus netektą tūrį ir netektą audinį.
Tai viena iš krypčių yra 3D spausdintas kaulas, su kuriuo ir aš pati tikrai labai daug dirbu. Ir principas yra toks, kad mes nenorime tada naudoti jokios gyvūninės kilmės audinių, mes naudojame sintetinės medžiagas dėl kelių priežasčių. Nes vienas dalykas, mes galime sumažinti, sakykime, pernešamų ligų kiekį, nors ir labai reti atvejai, bet gali jų pasitaikyti. Kitas dalykas, kad sintetinės medžiagos neretai mes galime daug labiau geriau apskaičiuoti, kaip jos rezorbuosis organizme, kaip mes skatinsime mūsų kaulą atsinaujinti, atsistatyti toj vietoj. Nes jų principas yra ne tas, kad mes augmentuojam ir atstatom to vietą, bet principas toks, kad jos atstato tam tikram laiko tarpe ir paskui per laiko jos turi rezorbuotis, tirpti ir pasikeisti mūsų natūraliu kaulu. Ir tas mūsų 3D spausdintas kaulas, jisai kaip kviečia mūsų kaulinės ląsteles ateiti į tą vietą, apsigyventi ir atkurti prarastą audinį, kuris tenais buvo, atkurti funkciją. Tai vienas momentas yra tai, kad mes mėginame atspausdinti patį kaulą ir tai galime tikrai jau padaryti, technologijos yra puikios ir yra jau pasaulio šalių, kur pradeda šį metodą taikyti, tai iš tikrųjų tik klausimas, kada jau atkeliaus ir pas mus į Europą. Pas mus Europoje yra šiek tiek sudėtingesni reguliavimai ir mes dar daugiau esame mokslinėme lygyje. Bet kad tai bus kažkada ateitis, aš net neabejoju. Kitas variantas yra, kad mes spausdiname tik tais kaip lankelį, kaip membraną, išorinę struktūrą, tai mes suformuojam pagal mūsų kaulinį defektą tokį lankelį, tokį kaip, sakykime, kažkokį tai krepšį, kuris yra standus ir laikosi toj vietoj, o tada tradiciškai centre įsidedam pagal tradicinės kaulo priauginimo, sakykime, taisyklės, tai jūsų nuogramdas nuosavo kaulo, kurį galime sumaišyti arba su tuo kaulu, kurį gavome iš danties, arba su dirbtiniais kauliniais pakaitalais, ar iš gyvūninės kilmės, ar tai sintetinius pakaitalus ir tuomet lygiai taip pat galime panaudoti tam kaulo atkūrimo procesui. Ir ta medžiaga gali būti arba titaninė, arba, sakykime, metalinė atspausdinta individuali, arba gali būti lygiai taip pat iš tos 3D spausdintos, sakykime, kaulinės medžiagos. Tai dabar kas tikrai yra prieinama ir lietuvių ir Lietuvos pacientams, tai yra tos individualizuotos titaninės membranos, jų būna ir standartinių, kurios pagal kiekvieną dantį taip standartiškai yra pritaikytos, bet gydytojo taip pat gali būti adaptuojamos. Ir tas personalizuotas gydymas duoda daug greitesnį gijimą, paprastesnį ir paprastesnę chirurgiją iš tikrųjų gydytojams ir trumpesnį laiką pacientui būti kėdėje. Na, o antras, manau, kad lygis po šitų titaninių membranų individualizuotų pritaikymo, tai bus būtent tos membranos padarytos iš 3D spausdinto kaulo, kur mes nebereikės jų išimti, nebereikės antros operacijos, nes jos rezorbuosis ir tiesiog su laiku einant suirs ir pavirs į jūsų nuosavą kaulą. Taigi, nors odontologija yra tikrai pažengusi sritis ir mes esame pažengę ne tik ir kaulo chirurgijoje ar dantų implantacijoje, dantų atkūrime, bet taip pat ir gydyme, yra šiuolaikinių medžiagų, kurios padeda, sakykime, išlaikyti mūsų dantis. Kiekvienas pacientas turi žinoti, kad ir kaip gerai yra atstatyti tą prarastą dantį, visų pirma, kiekvieno iš mūsų gydytojo darbas yra išsaugoti jį kuo ilgiau burnoje. Na ir kaip galime padėti, tai žinoma su profilaktika ir labai svarbu tuos paviršius laikyti švarius, nes jeigu jie bus švarus, tuomet nesikaups mikroorganizmai, nesiformuos ėduonis, kuris vienas iš dažniausių yra priežasčių, dėl ko mes netenkame vis dėlto dantų ir galėsime išsaugoti šios dantis ilgiau. Tai patarimas paprastas, man atrodo tikrai žinomas visų, kad reikia dantis valyti 2 kartus dienoje, bet kas yra svarbu, iš tikrųjų nėra tokio didelio skirtumo, ar jūs naudosite elektrinį dantų šepetuką ar vieno danties šepetėlį. Šiuos lygiuosius paviršius ir kramtomuosius neretai pacientai išmoksta išsivalyti, bet ką jie labai pamiršta, tai mūsų tarpdančius. Ir tarpdančius reikia valyti arba su tarpdančiu šepetėliu, arba su tarpdančiu siūlu, arba papildomai naudoti tokį waterpiko, kur ten kaip susrovė vandens ir galime prasiplauti irgi tarpdančius, bet vis dėlto mes privalome juos valyti ir paprasto dantų šepetėlio mums tikrai neužtenka.